Labas vakaras, Lietuvoje 8:30 įprastas metas panoramai. Labas vakaras, o ją taip pat pradėsime įprastai, pristatydami, ką matysite laidoje. Tuščiais dienraščių puslapiais spaudos atgavimo dieną regionai protestuoja prieš mokesčių žlugdomus laikraščius. Vyksta nykimo procesas kokybės prasme. Prezidentė Grybauskaitė vyks į Jaltos susitikimą, nes yra patikinta galėsianti susitikti su kalinama Timošenko. Per pompastišką ceremoniją Kremliuje Rusijos prezidentų trečią kartą inauguruotas Vladimiras Putinas. Socialistų atstovas François Hollandas, naujasis Prancūzijos vadovas. Šilutė vienintelis Lietuvos miestas pavasarį paskęstantis gausiuose magnolijų žieduose. Spaudos, kalbos ir knygos atgavimo dieną kai kurių Lietuvos laikraščių pirmieji puslapiai buvo balti, be jokios informacijos. Taip rajonų spauda išreiškė protestą prieš mokesčių reformą ir spaudai užkrautą mokesčių naštą. Esą tokia situacija žlugdo rajonų spaudą. Per porą metų trečdalis žurnalistų buvo atleisti, 40% mažėjo atlyginimai, o beveik 100 leidinių apskritai išnyko. Štai taip šiandien ryte atrodė kai kurių laikraščių pirmieji puslapiai. Baltas lapas be nuotraukos ar reklamos ir kai kur tik su vienu užrašytų žodžiu – protestas. Tokiu būdu rajonų laikraščiai nutarė valdžiai priminti apie savo sunkią padėtį, į kurią juos ši stūmė prieš kelerius metus vykdžiusi naktinę mokesčių reformą. Ploninam laikraštį ir mažinam žurnalistų atlyginimus ir techninių darbuotojų atlyginimus mažinam. Stengiamės atsakom priedų. Žodžiu, vyksta nykimo procesas, kokybės prasme vyksta, jeigu paimtumėt laikraštį 4 metų senumo, nepažintumėt, tai yra tiesiog 4 kartus storesni, įdomesni, žymiai daugiau tyriamosios žurnalistikos. 2009-aisiais tik įsibėgėjant finansiniai kriziai valdantieji pridėtinės vertės mokestį periodiniams leidiniams padidino nuo 5 iki 21%, o honorarai pradėti prilyginti darbo užmokesčio mokestiniai baziai. Šios valstybės taupymo priemonės skaudžiai smogė rajono spaudai. Per porą pastarųjų metų apie trečdalis žurnalistų neteko darbo. Likusiems 40% mažėjo atlyginimai, o beveik 100 leidinių iš vis išnyko. Leidėjus vienijančios asociacijos duomenimis mokesčių reformos daugelį rajono leidinių išstūmė į kaimyninę šalis. Laikraščiai dėl žemesnio PVM spausdinami Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Ne kartą rajonų spauda apie savo problemas kalbėjusi su vyriausybės atstovais, Seimo nariais, tačiau dėmesio nesulaukė. Mums labai svarbu yra, kad būtų sumažintas pridėtinės vertės mokestis. Aš norėčiau akcentuoti, kad tai nėra lengvata. Tai yra ES standartai. Mes tiesiog norime tokių standartų, kurie yra taikomi ES. Kaip žinome, ES daugelyje ES šalių pridėtinės vertės mokestis yra nulinis arba 8–9%. Manau, kad dėl to turime ir toliau diskutuoti. Kaip žinote, suteikiam paramą dėl kuri kompensuoja brangstantį išnešiojimą, brangstančias pašto paslaugas. Lygiai taip pat manau, kad spaudos rėmimo fondas galėtų rasti galimybių iš tų lėšų, kurias valstybės biudžete yra skiriamos spaudos rėmimo fondui, daugiau lėšų skirti būtent ten, kur jų kaip tik poreikis yra didesnis, tai yra regionų spaudai. Vilijos Butkuvienės teigimu neretai rajonų spauda yra vienintelis informacijos šaltinis kaimo žmonėms apie jų kraštą, kuris, jei niekas nesikeis, gali greitai išnykti. Taip, mes senovės vaikai, mes prie spaudos pripratę. Aš tų internetų nemoku, nenaudoju, o spauda tai visas naujienas, visas žinias, viskas tai tik tai. Gražinti lengvatinį PVM tarifą periodiniams leidiniams siūlo ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovės iniciatyva dar 2011-aisiais parengta ir Seime registruota įstatymo pataisa, kuria siūloma periodiniai spaudai numatyti 9% PVM tarifą. Tačiau kol kas Seimo nariai net nepradėjo šio siūlymo svarstyti. Beje, išsamiau šią temą bus kalbama ir laidoje Dienos tema šį vakar po panoramos. Politikai baigė sutarti dėl gynybos politikos. Pagrindinės partijos pasirašė dar nuo 2009-ųjų brandinamą susitarimą, kuriame numatyta kasmet didinti lėšas krašto gynybai. Ir valdančiosios, ir opozicinės parlamentinės partijos sutarė, kad ilgainiui tam būtų skiriama 2% šalies bendro vidaus produkto. Siekti šio rodiklio yra numačiusios visos NATO šalis. Tuo metu Lietuva gynybai neskiria ir 1%, o dėl nepakankamo gynybos finansavimo yra sulaukusi NATO pareigūnų kritikos. Tekstas yra ne vien tik tai susijęs su gynybos biudžeto klausimais, tai yra susiję ir su apskritai mūsų kryptimi, strategija, tai yra parama ir
ginkluotos gynybos koncepcijai valstybės gynimo tarybos priimtos, apskritai dėl krypčių, kurie kryptimi mūsų valstybės ginkluotosios pajėgos bus vystomos ateityje. 2 procentai tai yra didelė siekiamybė. 2 procentai vadinasi, turėtumėm apie 2 milijardus litų pridėti prie dabartinio biudžeto. Visi supranta, kad tai nėra įmanoma. Dėl to ir kalbama šitame dokumente apie nuoseklų palaipsnį didinimą. Yra noras, kad pasiekti artimiausiu metu liktai iki 1,2 procentų nuo bendro vidaus produkto. Tai būtų savotiškai išlaikytas jau vidurkis tarp visų NATO šalių. Bet dar vis dėlto šitas įsipareigojimas priklauso ir nuo esančios ekonominės situacijos valstybėje. Visos politinės partijos pasisako, kad po truputėlį reikia lygiuotis į visas kitas valstybės, todėl kad šiandien pagal mūsų karinės išlaidas mes esam nuo galo ten antra ar trečia valstybė. Yra kitas klausimas, kaip tie pinigai naudojami, kaip mes juos panaudojam ir kokia grąža ir panašiai. Tai jau yra politinių diskusijų klausimas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė nusprendė vykti į Jaltoje rengiamą Vidurio Europos vadovų susitikimą, nors dauguma pakviestų prezidentų boikotuoja jį dėl šiurkštaus elgesio kalėjime su buvusia Ukrainos premjere. Dalia Grybauskaitė sako su Ukrainos prezidentu Viktoru Janukovičiumi telefonu sutarusi, kad jai bus leista susitikti su Julija Tymošenko. ES yra oficialiai perspėjusi Ukrainą dėl buvusios premjerės Julijos Tymošenko, prieš kurią kalėjime, kaip pranešama, naudota prievarta. Iš 20 pakviestų Europos šalių vadovų daugiau kaip pusė atsisakė dalyvauti šį penktadienį ir šeštadienį Jaltoje organizuojamame Centrinės Europos prezidentų susitikime. Į Ukrainą nevažiuoja Latvijos, Estijos, Čekijos, Vengrijos, Austrijos, Vokietijos, Italijos, Slovenijos, Rumunijos, taip pat Makedonijos ir Juodkalnijos prezidentai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė nusprendė prie boikotuojančiųjų nesidėti. Praeitą savaitę kalbėjau su Ukrainos prezidentu apie susikloščiusią situaciją su ponios Tymošenkos sveikata. Suderinome su prezidentu, kad aš turėsiu galimybę susitikti su ja Charkove. Tai labai keičia situaciją. Tuo labiau, kad kartu su Vokietijos pastangomis atrodo tikėtina, kad jau rytoj ji bus perkelta į Charkovo ligoninę. Taigi jai bus suteikta adekvati būtina gydymo priežiūra. Todėl manau, kad tos aplinkybės, kurios trukdė vykimui, praktiškai bus pašalintos. Dalia Grybauskaitė sako, kad izoliuojant Ukrainą šios šalies europinė perspektyva, kuri anot jos naudinga tiek ES, tiek visam regionui, būtų atitolinta. Prie boikotuojančių Ukrainą kol kas nesideda Lietuvos kaimynės Lenkija ir Baltarusija, taip pat Slovakija, Moldova, Bulgarija, Albanija ir kelios kitos Balkanų šalys. Galimybė nuvykti į Ukrainą ir Ukrainos vadovam tiesiai į akis pasakyti, kokias klaidas jie daro, tame tarpe ir žmogaus teisių ir teisinės valstybės reikaluose, turiuomenį tą pačią Julijos Tymošenkos bylą. Nemanau, kad tai būtų nevertinga galimybė. Bet mūsų pagrindinės partnerės boikotuoja. Lietuva turi galimybę vykdyti ir savarankišką politiką, ir rezultatyvę politiką. Reikia matyti ir ekonominių ir kitų ryšių tarp Ukrainos ir Lietuvos svarbą. Ir žinoma, kad Lietuvos vadovai turėtų būti suinteresuoti tuo, kad šitie santykiai tarpusavio ryšiai būtų plėtojami sklandžiai. Bet manau, kad tai gali būti daroma tik tada, kai Ukrainos vadovybė laikysis tų pačių principų, kurių laikosi ir ES valstybės. Kai kurie ES valstybių lyderiai yra prabilę apie ketinimus boikotuoti ir Europos futbolo čempionatą, kuris Ukrainoje vyks šį birželį. Vladimiras Putinas vėl prezidento poste, tik jo šį kartą kadencija truks nebe 4, o 6 metus. Kremliuje vyko pompastiška inauguracijos ceremonija. Po vakarykščių Kremliaus priešininkų protestų Maskva atrodo lyg iššluota, negyvos dvasios, kai kortežas iš vyriausybės rūmų važiuoja tuščiomis gatvėmis į Kremlių. Tačiau protestų būta ir šiandien. Žmonės, OMONas veikia net iš aplinkinių kavinių Maskvos centre, suiminėjo.
Tai trečias Putino kelias į aukščiausią šalyje postą, nors rinkimai sulaukė kritikos ir protestų. Audringos akcijos prieš Putiną Kremliuje vyko ir inauguracijos išvakarėse. Iškilmėse 3000 svečių. Ceremonija Vladimirui Putinui gerai žinoma, jis 2 kartus buvo inauguruotas – 2000-aisiais ir 2004-aisiais, o 2008-aisiais perdavė valdžią Dmitrijui Medvedevui. Iš pradžių Šventojo Georgijaus, po to Šventojo Aleksandro galop Šventojo Andrėjaus buvusi sosto salė, kurioje vyksta ceremonija. Kremliaus laikrodžio mechanizmai netruks mušti vidudienį. Šįkart Putinas ateina į Kremlių dar mažiausiai 6 metams. Tokią kadencijos trukmę numato pakeista konstitucija, bet jis gali būti perrinktas dar 6 metams. Inauguracijai vadovaujantis Konstitucinio teismo pirmininkas kviečia Vladimirą Putiną prisiekti padėjus ranką ant specialaus konstitucijos egzemplioriaus. Prisiekiu gerbti ir saugoti žmogaus ir piliečio teisės, laisvės, laikytis ir ginti Rusijos konstituciją, ginti Rusijos suverenitetą ir nepriklausomybę, saugumą ir vientisumą, ištikimai tarnauti liaudžiai. Putin вступил в должность президента России. Vladimiras Putinas pradeda eiti prezidento pareigas. Jis tampa antruoju ir drauge 4. Rusijos federacijos prezidentu. Įgaliojimus perdavęs Dmitrijus Medvedevas keičiasi su jo vietomis, taps ministru pirmininku. Dmitrijaus Medvedevo prezidentavimas užtikrino šalies tęstinumą ir stabilumą, suteikė impulsą visų gyvenimo sričių modernizavimui. Jo laukia nauji, labai sudėtingi uždaviniai. Linkiu sėkmės. Po iškilmingų kalbų vėl takas per 3 Kremliaus sales į aikštę, kur surengtas trumpas Kremliaus pulko paradas. Prezidento garbei 30 pabūklų salvių. Vakare Kremliuje surengtas priėmimas, į kurį pakviesta ne mažiau nei 1000 svečių. François Hollandas pirmasis po beveik poros dešimtmečių socialistų partijos atstovas išrinktas Prancūzijos prezidentu. Jo pergalė turės įtakos ne tik Prancūzijai, kurios ekonomika antra Europoje, bet ir visai Europai besistengiančiai ropštis iš finansų duobės. Pergalingas grįžimas namo po kelias valandas trukusio triumfo Bastilijos aikštėje. François Hollande ir jo partijos šalininkai šventė kaip dar niekada nebuvo šventę. Nuo to laiko, kai prieš 30 mečius prezidentų buvo išrinktas socialistų kandidatas François Mitterrandas. Tiesa, aikštėje šįkart buvo daug jaunų žmonių, kurie vargu ir prisimena Mitterrando pergalę. Ir štai jį vėl. François Hollandas surinko beveik 50% balsų. Nežinau, ar mane girdite, bet aš jūs girdžiu. Girdėjau, kad jūs norite permainų, girdėjau apie jūsų stiprybę, jūsų viltis. Noriu pareikšti dėkingumą. Ačiū. Ačiū jums, Prancūzijos žmonės, kurie mane išrinko ir leido man tapti Respublikos prezidentu. François Hollandas nedelsdamas žada imtis neseniai pasirašyti Europos finansų drausmės pakto ir iš naujo dėl jo derėtis, kad kartu su taupimu būtų įgyvendinamas ir ekonomikos augimą bei darbo vietas užtikrinančios priemonės. Bastilijos aikštėje tvirtino esąs ne vienas, neva visoje Europoje kyla judėjimas prieš griežtą taupimą. Nicolas Sarkozy pralaimėjimas skaudus ir dėl to, kad socialistas nuringė palyginti nedidelę persvarą. Sarkozy surinko daugiau negu 48% balsų. Švęsti nėra ko, tik susirinkti trumpam konferencijų salėje, kur Sarkozy pripažino pralaimėjimą. Prancūzai pasirinko. Naujasis Respublikos prezidentas yra François Hollandas ir tai turime gerbti. Politikos ekspertai neabejoja, Prancūzija turės kitokį prezidentą. Jis sieks daugiau tiesioginio bendravimo, svarbesnis vaidmuo teks parlamentui, socialiniams partneriams. Tačiau prezidentas išlaikys savo tradicinės galias, jos labai svarbios, bet daugiau klausys kitų. Tam François Hollandas subūrė stiprią ekonomistų komandą, kuri greitai turi pateikti reformų programą, pakoreguoti įstatymą, pagal kurį iki 62 prailgintas pensinis amžius, didinti minimalią algą. Esą tai gali atstumti investuotojus, kurie sunerime, kad Prancūzija gali atsidurti skolų slėgiamų valstybių gretose. Merkel sako pasirengusi su juo bendradarbiauti, bet Europą palaikė Merkel ir Sarkozy alijansas. Sarkozy galėjo atlaikyti savo pozicijas didžiojo 20-tuko ar 8-tuko susitikimuose. Hollando kalibras netoks, kad apgintų savo pozicijas lyderių susitikimuose. Taigi šie rinkimai gali sujaukti Europos ateitį. Tai blogiausias scenarijus. Kiek jis pasitvirtins, paaiškės po pirmojo Hollando pokalbio su Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Jis numatomas netrukus po jo inauguracijos, kuri vyks gegužės 15-ąją.
Europos finansų rinkos į Olando išrinkimą reagavo indeksų kritimu. Nors analitikai sako, François Hollandas gerokai skiriasi nuo Nicolas Sarkozy, jie taip pat pripažįsta, kad išrinktasis ir baigiantis kadenciją prezidentai turi nemažai bendra. Abiem 57, abu augo prestižinėme Paryžiaus priemiestyje, studijavo elitinėje aukštojoje mokykloje, abu teisininkai. Bet Nicolas Sarkozy stabukas buvo Žakas Širakas, o François Hollando François Mitterrandas. Po beveikės pergalės nakties François Hollandas netruko pasirodyti socialistų būstinėje, kur telefonu pasikalbėjo su Angela Merkel, Baracku Obama, Britų premjeru. Atvykau dirbti, nors įgaliojimai dar neperduoti, turiu būti gerai pasirengęs. Save jis vadina ponas normalus ir niekina tuščio garbiškumą, kurio kaltina buvusi varžovą Nicolas Sarkozy. Prieš rinkimų kampaniją jis buvo gerokai apkūnesnis, bet nutaręs tapti prezidentu numetė 15 kg. Lankė vokalo meistro pamokas, kad sakant kalbas, balsas skambėtų tvirtai. Atrodo įdegęs kitaip negu anksčiau. Ši rinkimų kampanija jam nenaujiena. Beveik 30 metų François Hollando gyvenimo draugė buvo Ségolène Royal, kuri 2007 metais dėl prezidento posto rungėsi su Nicolas Sarkozy. Pora buvo nesusituokusi, susilaukė 4 vaikų, bet išsiskyrė. Netrukus po nesėkmingų socialistams rinkimų. Tačiau pirmąją damą Prancūzija turės. Tai dabartinė François Hollando gyvenimo draugė Valérie Trierweiler, su kuria Hollandas draugavo jau per Ségolène rinkimų kampaniją. Beje, rinkimų kampanijos Valérie Trierweiler taip pat nenaujiena, ji politikos žurnalistė ir anksčiau iš arti sekė ne vienus rinkimus. 47 ponia Valérie daug prisidėjo, kad François Hollandas neatrodytų esąs per arti žemės, kas esą nedera prezidentui, kad ne tik suplonėtų, bet ir pakeistų akinius. Nuo ponia Royal iš politinės scenos nepasitraukė ir dabar gali gauti ministrės portfelį ar tapti parlamento pirmininkę. Hollando aplinka juokauja, už pergalės turi būti savotiškai dėkingas ir buvusiam Tarptautinio valiutos fondo vadovui Dominikui Strauss-Kahnui, kurios seksualinės prievartos ir panašūs skandalai sutrukdė tapti socialistų kandidatu ir atvėrė kelią į pergalę François Hollandui. Graikijoje vykusius išankstinius parlamento rinkimus analitikai vaizdžiai vadina politiniu žemės drebėjimu. Rinkėjai sudavė skaudų smūgį eurozonos viltims, kad Graikija laikysis griežto taupimo įsipareigojimų. Partijos, kurios nepritarė tolesniems išlaidų karpimams, tarp jų ir viena neonacistinė, laimėjo beveik 60% balsų. Pagrindinės partijos patyrė skaudžių nuostolių. Konservatyvi Naujosios demokratijos partija ir socialistai kartu surinko daugiau negu 30% balsų. Naujosios demokratijos partija pradėjo derybas dėl naujos vyriausybės, bet ją sudaryti bus sunku. Studijos laikrodis rodo 20:48. Štai ką toliau matysite panoramoje. Simbolinės kapsulės įmūrymų Kaune pradėta pirmosios biokuro katilinės statyba. Rudenį tikimasi pigesnio šildymo. Gėlių importas nepražudė lietuviško gėlininkystės verslo, daugiausia auginama vazoninių ir apželdinimui skirtų gėlių. Minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną surengti vieši literatūros klasiko Maironio skaitymai. Prezidentė 6 metų kadencijai paskyrė 4 naujus narius į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybą. Vilniaus universiteto žurnalistikos instituto direktorius Žygintas Pečiulis, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentė Zina Gaidienė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė dailėtyrininkė Lolita Jablonskienė ir Vilniaus universiteto viešosios teisės katedros docentė Giedrė Lastauskienė pakeis iki šiol taryboje dirbusius Alvydą Jokubaitį, Marcelijų Martinaitį, Rimvydą Valatką ir Artūrą Račą. LRT taryba aukščiausias visuomeninio transliuotojo valdymo organas, atstovaujamas visuomenės interesams. Suvalkų lietuviai mini Lietuvių draugijos skyriaus veiklos 50-metį. Jie pripažįsta, kad svetimoje šalyje išlaikyti tapatybę ir lietuvybę galima tik neužmirštant istorijos, puoselėjant kultūrą, kalbą, papročius ir tradicijas. Pasak Suvalkų lietuvių svetimoje šalyje svarbiausia išsaugoti kalbą, o prie to daug prisidėjo jau 20 metų lietuvių kalba leidžiamas žurnalas Suvalkietis. Jis skaito ne tik Lenkijos lietuviai, bet pristatomas ir į Lietuvą. Pirmas tai toks tik tai buvo biuletinis, vienkartinis arba 2 kartus į metus pasirodydavo. Tai buvo mašinėlė rašytas, skopijuotas, spausdinta. Išleidome viso gal 8 egzempliorius, per kokius 5-6 metus išleidom 8 egzempliorius. Paskiau jau pasižiūrėjom, kad mums darbas neblogai sekasi
Padidinom formatą, jau A4. Suvalkuose gyvena apie 1000 lietuvių, tačiau lietuvių kalbos būrelį lanko vos apie 30 moksleivių, daugiausiai iš mišrių šeimų, o įkurti lietuviško darželio iki šiol nepavyko. Aš mokau vidurinių mokyklų, mokinių grupę, pamokos vyksta ir visų 3 grupių įvairiose mokyklose. Mokomės pagal programas, kurios parengtos lietuviškoms mokykloms. Tenka jas sutrumpinti, parinkti tinkamiausius kūrinius, mokomės gramatikos. Nelengva, kadangi jie yra didelėje skirtingos kultūros ir kalbinėje aplinkoje. Jie čia neturi nei lietuviško darželio, neturi nei lietuviškos mokyklos. Ir jiem yra labai sunku išlaikyti lietuvių kalbą, puoselėti tradicijas. Tačiau Suvalkų lietuviai iš visų pastangų stengiasi tapatybę išlaikyti. Vis dėlto tautiečiai pripažįsta, kad puoselėti lietuvybę sovietmečiu buvo daug sunkiau nei dabar. Tuomet veikla Suvalkų ratelio buvo griežtai kontroliuojama. Reikėjo būtinai pranešti apie kiekvieną susirinkimą. Kiekvieno susirinkimo reikia rašyti pranešimą. Jeigu vaidinimą kokį ruoždavo, aišku, reikėjo įversti į lenkų kalbą ir reikėjo gauti leidimą vidaus reikalų skyriaus. Kontaktai su Lietuva buvo irgi daug sunkesni. Suvalkų lietuviai džiaugiasi ir 2 kartus per mėnesį galintys lankytis lietuviškose mišiose. Jos lietuvių kalba pradėtos laikyti taip pat prieš 20 mečius. Šilutė vienintelis šalies miestas pavasarį paskęstantis gausiuose magnolijų žieduose. Pirmuosius medelius dar prieškarį atgabeno tuometis burmistras. Vėliau juos augino ir iki pat Ukrainos išplatino Pamaryje gyvenęs inžinierius Liudvikas Juraška. Dideliais žiedais pražydusios magnolijos puošia ne tik Šilutės parkus ar valdiškų įstaigų aplinką, jų gausų gatvėse ir Šilutiškių kiemuose. Šiai 3 aukšto langų siekiančiai magnolijai jau beveik 80 metų. Tai vienas iš 2 medelių, kuriuos iš Šilutė iš Austrijos 33-aisiais atvežė tuometis miesto burmistras Martynas Redveikis. 45-ųjų pavasarį 2 mažus žydinčius medelius išvydo šiame name apsigyvenęs inžinierius Liudvikas Juraška su šeima. Nežinodamas, kokie tai medžiai, jų sėklas inžinierius atidavė sudaiginti agronomams. Taip 9 metus talino. Galų gale jie pareiškė, kad mūsų sąlygomis sėklos nepribręsta. Bet žinot, žemaitis užsispyręs. Kas man durniau rūp, turi dygti. Ir dar 11 metų, po 20 metų pamatė, 65 pavasarį pamatė pirmus 3 išdygusius daigelius. Tėvo darbų šiandien tęsianti Juraškos dukra Eugenija sako, kad kambario sąlygomis sėklos sudygdavo, tačiau išnešusi lauką daigai žūdavo. Vis dėlto galop eksperimentas pavyko, o magnolijų sodinukai iš Šilutės pasiekė net šiaurinės Ukrainos teritorijas ir atlaikė didžiausius šalčius. 56 pavasarį kovo pabaigoje, kai buvo virš 20 laipsnių šaltis, už 30 metrų paprasta mūsų vengrinė slyva, nušalo, o magnolijos išliko net neapšalę, niekas. Žiedus japoniškas medelis krauna birželį Liepą, o žiemą pumpurus nuo šalčio saugo savotiški kailinukai. Pavasarį magnolija pražysta anksčiau už sodus. Kai žiedais pradeda bintis vyšnia ir slyva, magnolija savo žydėjimą būna įpusėjusi. Kol kas visi medeliai baltai žiedais, tačiau moteris sako, bandanti gauti sėklų ir iš šios rausvai žiedais pasidabinusios magnolijos. Tačiau kol kas bandymai nesėkmingi. Medelis sėklų nemezga. Tornadui praūžus Japonijos šiaurės rytuose žuvo paauglys, 30 žmonių paguldyta į ligonines. Stichija siautėjo 6 Ibarakio prefektūros miestuose, apgriauta beveik 20 000 namų. Tornadas praūžė per gyvenamuosius rajonus, traukė ne tik telefonų, elektros linijas, bet kėlė automobilius ant namų stogų. Japonijos meteorologijos tarnyba perspėjo gyventojus apie gresiančią stichiją, bet tornadas atskubėjo staiga. Tiek kol kas pagrindinėje panoramos dalyje, dabar rubrikos ir pirmiausia verslas, Modestas Naudžius.
Kaune pradedama statyti pirmoji biokuro katilinė. Šiandien įmūryta simbolinė kapsulė. Planuojama, kad jau kitą šildymo sezoną 10% reikalingos šilumos kauniečiams bus gaminamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir bus iki 15% pigesnė. Taip sudarydama konkurenciją miesto šilumos sektoriuje. Šioje teritorijoje netrukus užvirs pirmieji 20 MW Kauno biokuro katilinės statybos darbai. Jos planuojama baigti rugsėjį. Prijungus biokuro katilinę prie Kauno šilumos tinklų, jau kitą šildymo sezoną maždaug 10% reikalingos šilumos bus gaminama naudojant biokurą. Vasarą katilinė gamins šilumą karštam vandeniui. Pasak specialistų, šios statybos rimtas žingsnis miesto energetinės nepriklausomybės link. Pirmas žingsnis tikrai rimtas žengtas ir manau, kad kauniečiai, Kauno ypatingai šilumos tinklai, kurie šiuo metu naudoja tik gamtinės dujas, išskirtinai gamtinės dujas, turės galimybę palyginti, kas labiau apsimoka. Gamybos savikaina turėtų būti 10-15% mažesnė. Koks bus poveikis į bendrą, kadangi bendrai gamins ne tik tai jie, bet gamins ir dujinės katilinės, tai poveikis bus, taip sakant, toks išvestinis dydis. Privačiomis lėšomis finansuojamas projektas verslininkams atsieis maždaug 20 milijonų litų. Naujoje katilinėje bus sumontuoti 2,8 MW galios biokuru kūrenami vandens šildymo katilai ir maždaug 4 MW galios šilumokaitės. Beveik visą katilinį reikalingą įrangą gamina Lietuvos įmonės. Pirmą kartą statom katilinę ir realiai tokių darbų tokio dydžio Niekas nelabai darė. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, šilumokaičiai tokio dydžio, kur mes čia statysime, atvežami pirmą kartą į Lietuvą. Pasak Kauno energijos vadovo, verslininkų susidomėjimas biokuro katilinių statybomis didelis. Todėl netrukus tokių katilinių mieste gali atsirasti daugiau. Panašūs projektai planuojami ir kituose miestuose. Iki 15 MW biokuro katilinės statybą neužilgo ketinama pradėti Jonavoje, vėliau Vilniuje. Iki 2020-ųjų pagal ES direktyvą Lietuva yra įsipareigojusi 23% suvartojamos energijos pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių. Toliau versle kelios naujienos trumpai apie galimybę skolintis, gebėjimą grąžinti skolas ir pomėgį loterijoms. Praėjusį pusmetį griežtinę paskolų sąlygas verslui, ateinantį pusmetį bankai žada jas lengvinti. Lengviau skolinsiantys, ypač smulkiajam ir vidutiniam verslui, nurodo beveik kas 5 Lietuvos banko apklaustas Komercinis bankas. Tačiau apklausa taip pat parodė, kad didžioji dalis įmonių plėsti verslą numačiusios be kreditų, nes nemato tam poreikio, turi savų pinigų arba skolinimąsi laiko per brangiu. Pradelstos gyventojų skolos per balandį padidėjo 48 milijonais litų iki beveik 3 milijardų. Laikų negrąžintų skolų turi 239 tūkstančiai žmonių už komunalinės paslaugas, bankų bei telekomunikacijų sektoriams. Per metus pradelstų mokėjimų ypač pagausėjo tarp jaunimo. Tokių skolininkų padaugėjo 63%. Kredito istoriją fiksuojančių specialistų teigimu, jaunimo mokėjimo problemas daugiausiai lemia nedarbas. Lietuvos azartinių lošimų įstaigose per pirmąjį ketvirtį pralošta beveik 51 milijonas litų, beveik ketvirtadaliu daugiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai pinigėlių prarijo riboto išlošimo automatai. Tačiau daliai žmonių pasisekė, loterijose per 3 pirmuosius šių metų mėnesius laimėta beveik 19 milijonų litų, irgi beveik ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus. Nors mūsų šalies rinkoje karaliauja iš Olandijos atvežtos gėlės, ne visi gėlininkai pasidavė ir palaidojo lietuvišką gėlių verslą. Stambesni ūkiai šiltnamiuose augina skinamų gėlių, o pagrindinis verslas vazoninių bei apželdinimui skirtų gėlių auginimas. Dar reta pas mus iš pietų atkeliavusi sundavilė. Dabar ji gali puošti aplinką, o žiemą ši daugiametė gėlė auga kambariuose. Sundavilės, Levandos, Vitalijos ir Algimanto Žemaičių gėlininkystės ūkio naujokės, o didžiausius plotus užima pelargonijos, surfinijos, jurginai, kitos mūsų akiai įprastos gėlės. Daugiau nei 3 hektarai Alytaus rajone esančių šiltnamių. Pusė jų skirta rožėms gerberoms, kurios vos tik nuskintos iškeliauja į prekybos centrus. Daugiausiai išlaidų tenka šiltnamiam šildyti, esą dujų kaina per 8 metus pakilo 4 kartus.
tai turi būti šildymas padorus, kad kai žiemą 30 galėtum tą šiltnamį išlaikyti. Taigi įsivaizduojat. Para kainuodavo 10 000 litų su minimumu, tik tai šildymas. Taigi visi mes pas dujininkus į skolą ir prašėm, tik būkit malonus, neatjunkit. Šis ūkis nekartą gavo paramą šiltnamiams statyti ir modernizuoti, tačiau dabar plėtros neplanuoja. Pasak ūkininkės, valdžia pirmiausia turėtų sumažinti žemės ūkiui PVM. Ministerijos atstovas pripažįsta, kad siūlymai mažinti PVM ar kompensuoti šiltnamiams dalį išlaidų šildymui atsimuša į tvirtą vyriausybės poziciją. Niekam nedaryti išimčių. Pas mūsų jokių negalima sumažinti atskirai vienai šakai, žinot, tai iš karto pažeidžiama konkurencija, iš karto įsijungia konkurencijos tarnyba, negalima vienam sektoriui. O kitos šalis, sakykime, gali sumažinti mokesčius, kurie yra už, pavyzdžiui, šildymą, už dujas, ten yra tas vadinamas CO2 mokestis. Daugelis smulkiųjų ūkininkų augina pelningesnės vazoninės gėlės, dekoratyvius augalus aplinkai želdinti. O stambesnius gėlių ūkius turinčius po kelius hektarus šiltnamių kol kas galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti. Tie plotai, kaip šiandien dienai minėjau, nėra tokie dideli, tačiau jų palaipsniui atsiranda. Ir tai sveikintinas dalykas, kadangi tai yra papildomi pinigai, būtent apyvartiniam lėšom gauti prie savo pirminės žemės ūkio gamybos. Gėlėmis užsiimantis ūkininkai, kaip ir kiti žemdirbiai, gali pretenduoti į paramą iš kaimo plėtros programos. Tačiau tik Olandijos gėlių augintojams yra teikiama tiesioginė ES parama. Tai Olandams suteikia pranašumą ir kitų šalių rinkose. Taip pat į Lietuvą vis daugiau žiedų patenka iš Lenkijos, kur itin mažas PVM. Na, o dabar jau metas kolegijai Eglei Bučelytė pristatyti kultūros naujienas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, kaip kasmet spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, surengė viešus klasikos skaitymus. Šiais metais jie skirti poeto ir kunigo Jono Mačiulio Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Viešus klasikos skaitymus Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia jau 5 metus. Šiemet jie skirti Maironio metams, 150-osioms poeto ir kunigo gimimo metinėms. Skaitymus pradėjo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Eilę skaitė kultūros ir švietimo ministrai, garsūs kultūros žmonės, mokslininkai, kunigai, moksleiviai bei studentai. Mes pradėjome prieš 5 metus nuo Vaižganto skaitymų. Tuomet buvo Lietuvos tūkstantmečiui skirti nepriklausomybės jubiliejui skirti skaitimai. Pernai skaitėme Čiurlionį, minėdami jo mirties metinės, šiemet be abejo Maironio metai. Tai keičiasi tos klasikos, aišku, tekstai, bet visada labai įdomu, tai kad žmonės dažnai atsineša jiems brangius tekstus, kuriuos atsimena, prie kurių nori sugrįžti, arba labai dažnai atranda tuos, kurie labai negirdėti yra. Paieško ir tikrai mes nerežisuojame tų skaitimų. Patys skaitovai, ir žymų žmonės, ir jaunimas, ir paprasčiausiai atidarome erdvę skaityti visiems atėjusiems. Miškas ūžia. Verkia, gaudžia. Vasarį Vilniuje per knygų mugę taip pat buvo surengti Maironio skaitymai. Pasak instituto direktoriaus, jie parodė, kad 2 valandų per mažai, todėl šiandien Maironio kūryba skambėjo gerą pusdienį. Taip pat renginyje buvo atliktos dainos pagal Maironio žodžius, kurias atliko Vilniaus universiteto choras Gaudeamus, etnomuzikos ansamblis Ūla. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga Parlamento galerijoje atidaryta spaudos draudimo laikotarpio leidinių paroda. Išguldymai visų evangelijų ant visų nedėlių ir švenčių. Štai kaip atrodo lietuviškas tekstas parašytas rusiškomis raidėmis. Nuslopinusi 1863 sukilimą, caro valdžia raštą lotyniškomis raidėmis Lietuvoje uždraudė. Siekiant tautą surusinti, visi tekstai buvo spausdinami kirilica, o taip atspausdintos knygos ir elementoriai buvo vadinami graždankomis. Retus tokių leidinių pavyzdžius galima pamatyti Seime atidarytoje spaudos draudimo laikotarpio leidinių parodoje. Kitas įdomus dalykas – vadinamosios kontrafakcijos. Tai yra, kai siekiant apeiti draudimą, lotyniškomis raidėmis užsienyje atspausdintos maldaknygės, elementoriai, kiti leidiniai būdavo datuojami ankstesniais metais, kai draudimas dar nebuvo įsigaliojęs.
Buvo klaidinama knygoje metai ir leidimo vieta, todėl, kad būtų lengviau pernešti per sieną ir, sakykime, taip platinant, kad nebūtų nuskriaustas tas platintojas arba knygnešys, jis apsigindavo tuo, kad tai yra ano meto leidžiama dar knyga. Norint išsaugoti lietuvių kalbą, norint skleisti lietuvišką žodį, buvo slepiama tarp alkoholio, cigarečių knygos ir jos buvo nešamas rūsyse, pirtyse skaitomos ir tokiu būdu per 40 metų laikotarpį, tai iš tikrųjų sociologo akimis žiūrint 40 metų tikrai gali pamiršti kalbą. Išliko tokios mažos tautos kalba. Nemažai lietuviškų knygų leido ir lietuvių išeivija Amerikoje. Parodoje galima pamatyti ir pirmąjį poeto Prano Vaičaičio eilių leidimą, išspausdintą 1903 Plymute. Draudimas rašyti lotyniškomis raidėmis galiojo 40 mečius ir buvo panaikintas 1904 gegužės 7. Tądien ir minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ir tai viskas, Panoramą netrukus tęs sporto naujienos ir kolega Saulenis Pociūnas. Įdomaus vakaro su Lietuvos televizija. Įslaptinti originalūs mėgėjų filmuoti Antrojo pasaulinio karo kino kadrai. Nerežisuoti trumpametražiai filmai, kurie nebuvo skirti kino salėms ir netapo propagandiniais, nes nepateko valdžiai į rankas. Kelių privačių kolekcininkų ir archyvų darbuotojų pastangomis išsaugoti, necenzūruoti ir objektyvūs tų laikų liudijimai. Sujungti į 6 dalių filmą Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. Antroji filmo dalis. Šiandien 21:30 per Lietuvos televiziją. Ypatingas Opel pasiūlymas. Tik nuo gegužės 4 iki 27 dienos visi Opel automobiliai gamyklos kainomis. Opel. Wir lieben Autos. Labas vakaras. Stipriausi Lietuvos krepšinio lygos klubai tęsia kovą dėl medalių. Prienuose ką tik baigėsi antrasis mažojo finalo susitikimas. Pergalę 87-55 iškovojo Rūdupio ekipa, kurią nuo bronzos dabar skiria tik vienas laimėjimas. Prienų Rūdupio komanda ir šiemet įrodinėja, kad dėl LKL apdovanojimų nebūtinai turi kovoti didelių miestų ekipos. Po pergalės svečiuose šiandien Rūdupis pergalę pamalonino ir savo arenos auditoriją. Rūdupis po apylygio pirmojo kėlinio, kurį laimėjo 5 taškais, antrame sugebėjo atitrūkti nuo Šiaulių, o antroji dvikovos pusė, galima sakyti, tai buvo formalumas. Šiauliai nesugebėjo sumažinti skirtumo ir dabar mažojo finalo serijoje jau atsilieka 0-2. Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausi buvo Artūras Milaknis ir Adas Juškevičius. Šiaulių komandoje tikro lyderio šiandien taip ir neatsirado. Ekipa bandė tempti legionieriai, nuo pralaimėjimo neišgelbėjo. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės trečiadienį bus žaidžiamos Šiauliuose. O sutrumpėjusią šio sezono finalo seriją užtikrintą pergalę pradėjo čempionų vardus ginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai savo publikos akivaizdoje jau pirmame kėlinyje nuo Lietuvos Ryto atitrūko 10 taškų. Rungtynę Žalgiris laimėjo 71-56. Kauno klubas per dvikovą atliko net 22 rezultatyvius perdavimus, Lietuvos Rytas tik 10. Rezultatyviausiai nugalėtojų ekipoje žaidė Markas Popovičius, jis surinko 13 taškų. Po 10 pelnė Milovanas Rakovičius ir Robertas Jevtokas. Lietuvos Ryto klube sėkmingiausiai rungtyniavo Renaldas Seibutis ir Jonas Valančiūnas pelnė atitinkamai 12 ir 11 taškų. Kovą dėl čempionų žiedų Lietuvos Rytas ir Žalgiris pratęs ketvirtadienį, rungtynės vyks Vilniuje. Lietuvos krepšinio sirgaliai jau netrukus turės galimybę dar kartą prisiminti vieną didžiausių šalies sporto istorijoje įvykių – pernai vykusį Europos krepšinio čempionatą. Paskutinę pavasario dieną kino teatrus pasieksantis dokumentinis filmas "Mes už Lietuvą" pasakoja ne tik apie šias istorinės pirmenybės, bet ir iš labai arti supažindina su mūsų šalies vyrų krepšinio rinktine. Juosta
kartą Mes už Lietuvą parodo dar niekam nematytus rinktinės užkulisius. Dokumentinio filmo kūrėjai net juokauja, kad čia atsiskleidžia ir nežinomi krepšininkų talentai. Puikiai prieš kameras besijaučiantys broliai Lavrinovičiai baigę karjerą galėtų paragauti aktorių, o Šarūnas Isikevičius režisieriaus duonos. Iš tiesų, tie krepšininkai yra pakankamai plačiai nušviečiami visos žiniasklaidos, tik tai mums pavyko įeiti į tas kelias, turbūt, kad uždraustą zoną. Vienas iš pagrindinių filmo herojų, rinktinės vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra, juostos kūrėjams daug reikalavimų nekėlė. Filmavimas tik turėjo netrukdyti komandai rengtis Europos čempionato kovoms. Savo uždegančiomis kalbomis įsiskiriantis strategas gailisi tik vieno, kad filmo nepavyko vainikuoti lietuvių triumfu. Paskutinis rezultatas mes visi žinome, kad nebuvo tas, apie kurį reikia, kaip pasakyti, rašyti metraščius, ar ne? Bet iš kitos pusės aš nemačiau filmo, aš tik tai manau, kad turbūt ko aš tikiuosi, tai parodyti visiems, nes visiems įdomu, kaip tie vyrai, ką jie turėjo išgyventi, kaip tas viskas atrodo iš vidaus. Smalsiai premjeros laukiantys rinktinės krepšininkai tvirtina, kad filme netruks ir komiškų situacijų. Žinau, kad viską darėm iš širdies ir nematydami kamerų, taip kad, manau, tie kuriozai ten savaime išeis ir jums pilna, o kurie nežinau. Svarbiausia, kad nagų nerodyta. Filmo premjera didžiuosiuose šalies kino teatruose gegužės 31 dieną. O tu su photoshopu jam tą barzdą kaip nors nuimsi paskui? Giro d'Italia daugiadienėse lenktynėse 2 Lietuvos dviratininkai ir toliau lieka lyderių grupėje. Po trečiojo 190 km etapo Ramūnas Navardauskas užima 5-ąją, o Tomas Vaitkus 12-ąją vietą. Dabar trumpai kitos naujienos. 47 kartą vykusiose tarptautinėse varžybose gintarinė pora dalyvavo per 700 įvairaus amžiaus ir pasirengimo lygio šokėjų porų iš beveik 20 šalių. Dėl pagrindinių prizų klasikinių ir Latino Amerikos šokių reitingo varžybose kovojo 70 duetų. Lietuvos čempionais ir standartinių šokių varžybų nugalėtojais tapo kauniečiai Evaldas Odika ir Ieva Žukauskaitė iš Kaspino klubo. Antrąją vietą užėmė vilniečiai Vaidas Lacitis ir Veronika Golodneva. Latino Amerikos šokių varžybos laimėjo svečiai iš Vokietijos Marius Andrėjus Balanas ir Nina Bezubova. Kauno Mariose oficialiai prasidėjo šių metų Lietuvos buriavimo sezonas. RS 280 klasės taurės varžybų pirmajame etape nugalėjo jachta Raganosis Finasta. Jos įgulai vadovauja kapitonas Saulius Pajarskas. Sezono starte antrąją vietą užėmė jachta Arabela, o trečioje vietoje liko Alfetos komanda ir jos kapitonas Aidas Margis. Dėl RS 280 klasės taurės kovojo 8 buriuotojų profesionalų komandos. Jos varžysis 8 etapuose, kurių metu Kauno ir Kuršių Mariose įvyks 37 įskaitiniai plaukimai. Naujojo Jersey Devils ledo ritulininkus nuo bilieto į Stenlio taurės rytų konferencijos finalą skiria vos viena pergalė. Dainiaus Zubraus komanda savo arenoje 4-2 nugalėjo Philadelphia's Flyers ekipą ir dabar serijoje 4 pergalių pirmauja jau 3-1. Puolėjas iš Lietuvos tapo savo komandos gelbėtojų. Būtent Zubraus įvarčiai antrame ir trečiame kėlinyje lėmė Devils pergalę. 5-osios rungtynės bus žaidžiamos antradienį Filadelfijoje. Tiek sporto naujienų šį vakarą. Kolega Vytautas Kvietkauskas jau pasirengęs tiesioginiai laidai dienos tema, po jos dokumentinio kino vakaras. Likite su Lietuvos televizija. Visuose Subaru oficialiųjų atstovų salonuose ypatingi pasiūlymai ir dovanos iki 10 000 litų. Valokordin Fito. Lašelis ramybės. Labas vakaras. Atvėsę orai įsibėgėjant savaitę ir vėl šils, tačiau artimiausiamis naktimis numatomos šalnos. Vėsą atnešė atmosferos frontas su perkūnijomis, kai kur ir kruša bei pavojingais vėjo sustiprėjimais praslinkęs per Lietuvą. Artimiausią parą jo debesys trauksis į rytus, rytoj dieną ir vėl bus saulėta. Na, o šiąnakt dangus giedrės nuo vakarinių rajonų, tik tai matomumą pablogins rūkas. Labiausiai atvės Telšių ir Šiaulių apylinkėse iki 0,2 laipsnių šalčio. Kitur šalnos gali susidaryti žemės paviršiuje ir siekti 0,5 laipsnių šalčio. Lietuvos rytuose pirmoje nakties pusėje dar palynos, debesuotumas bus didesnis ir čia atvės šiek tiek mažiau, iki 2-5 laipsnių šilumos.
Rytoj dieną orai kitokie nei šiandien, nepastoviai debesuota, lietaus nebenumatoma ir šilčiau. Šiauriniuose, centriniuose bei rytiniuose rajonuose iki 15-17, tačiau temperatūra dar laipsnių aukštesnė ir tik tai prie jūros rytoj bus tarp 11 ir 13 laipsnių. Trečiadienis saulėtas ir sausas. Naktis daugelį rajonų su šalnomis iki 0,5 laipsnių šalčio, o dienos metu 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną bus dar šilčiau 19-24 laipsniai, o trumpo lietaus gali pasitaikyti tik tai vakariniuose rajonuose. Perkūnija rytoj griaudės Minske, Maskvoje ir Kijeve. Vėsus, bet saulėti orai Rygoje, Taline ir Helsinkyje. Vakarų Europoje orai lietingi, nelabai šilta, tik tai pietų Prancūzijoje oro temperatūra aukštesnė. Portugalijoje ir Ispanijoje kiek daugiau nei 20 laipsnių, lietaus nenumatoma. Panaši diena rytoj ir Italijoje, Balkanuose taip pat saulėta, tik tai šilumos daugiau, Atėnuose iki 27 laipsnių. Tiek orų prognozių. Gero vakaro.